Na štai, šiandien kepsiu su Getret šašlykinė ir parodysiu, kaip aš su ją kepu. Tai pradžią aš ant dugno susidedu štai briketus, labai rekomenduoju, ir ant viršaus pilu smulkią medžio anglį. Anglies dabar galima rasti įvairios, daug. Žodžiu, briketai, ant jų pilama anglis. Smulki. Anglį uždegt naudojam tik tai į degtukus ekologiškus. Ir galime šiek tiek uždengti pačius degtukus, kad geriau įsidegtų. Tukams sudegus uždengiame kepsninės dangtį, atidarome sklendes pilnai ir netgi apatinį pelenų stalčių praveriam. Viskas. Laukiam, kol tolygiai visa anglis pabals. O kas nori greičiau, tai tiesiog su ventiliatoriu prasipučiam. Jeigu reikia, tai tiesiog išmaišom dar anglį viršutinį sluoksnį ir palyginam, kad visur būtų vienodas lygis. Štai jau galim pažiūrėti, kad beveik įsikūrė anglis, papilkėjo, mes jau ją galėsim kepti. Tai dar noriu, labai daug sulaukiam tų tokių klausimų, kokios storio skarda, ar galima malkom. Malkom negalima, skarda yra standartinė 0,8 mm, kuri gaminama 80 metų. Vat šito dizaino grilis Amerikoje buvo pradėtas gan nugaminti ir jis yra anglinis. Tai jis pas mus taip ir kategorijoje yra, turi emaliuotą indą, jisai karščio atsparus, tikrai laikys ilgai. O šiandien kepam vištieną, tai pridarau sklendę apatinę, kad negaudytų oro, mažiau gautų deguonies. Ir aišku, labai gerai tai yra reguliavimas. Anglių indo reguliavimas, kiek nori aukščiau, nori žemiau, tvyra pasileidžiama į apačią. Tai va, ir aš va taip šiandien kepu tokią va vištieną, ir štai vištinės grotelė yra daržovėm gal, nu va, tokią po truputį ir kepam. Aišku, atidarius dangtį, liepsna pradeda jau po truputį. Uždarom, vėl liepsna dingsta. Nu, kepu aš ant grotelių, dėl to, kad man tiesiog patogiau vartyti. Tikrai lengva su šita Getret šašlykinė kepti. Tiek ant grotelių, tiek su grotelėm, tiek, aišku, ir ant iešmų mūsų šašlykus mėgstamus. Labai tikrai padeda anglių indo kilnojimas, oro sklendės, aišku, dangtis. Nu ir va tokia vat per žolę traukiame ratukais, pasistatai kur nori, susirandi vietą ir tikrai galima daug iš ko iškepti. Ane, Tobi?